Dabar mangą turime čia sudėjau. Apvirsiu, tada avižos, dabar čia sėklos ir gal dar bananų įdėsiu. Tokie vaisinė košė bus. Na ir kokosų drožių ir dar razinų. Tada avižų košė su mangais, bananais, razinomis. Čia skanaus. Laukia vienas didžiausių iššūkių per visą kelionę – sukilti 900 metrų. Esu jūros lygyje, prie pat fjordo ir pradėsim. Jau esu nusiteikęs. Bus tunelis, daug serpantino ir stati įkalnė. Jūros lygis. Viskas. Dabar tik aukštyn. Serpantinais, kuriais važiuosiu, jie yra virš šito skardžio. Tai dabar grinai aš įvažiuosiu į kalną, tunelis bus, tada į viršų tai vis po truputį kilsiu ir tada prasidės serpantinai tiktais. Nes čia skardis, čia irgi skardis, tai į kalnę yra tunelis. Tunelis 1 kilometrą ilgio bus ir visą laiką įkalnė. Pirmą kartą matau tokių formų, aukštos įtampos laidų stulpus. Keistos formos, nes daro kampą nemažą, pakyla iš kalno ir varo vėl į kalną. Keisti tokie, ne? Atvykau nuo pačios iki Kerago akmens parkingo. Tai daugiau nei 2/3 padaryta. Ir dar liks porą šimtų metrų sukilti į vieną pusę. Ir viso bus 900. Tai jeigu čia eiti iki Kerago akmens ir norit su mašina, tai su mašina lengvojų automobilių parkingas kainuoja 30 eurų. Orai nekokie. Manau, nevarysiu šį kartą prie Kerago akmens. Dar kartelį tikrinau orus prie Kerago akmens, tai šiandien dabar 4. Tai iki 8 valandos turėtų be sustojimo lynuoti. Daugiausia bus iki 2 mm kritulių, bet vakare apstoja, o trečiadienis visą dieną lietus. Tai manau nuspręsta. Ketvirtadienis dar didesnis lietus, penktadienį galbūt orai geresni. Nuspręsta, Kerago akmenį praleidžiu. Akmenys šlapi, lietus, neturiu tokios įrangos, nes batai sušlaps, o su tais kaliošais tikrai nenoriu eiti, su kuriais minu. Su basutėm irgi neįsi, nes laikosi, nežinau, apie 9-8 laipsniai. Ir pavojinga, nes ganėtinai statu gali būti. Tad jaučiuosi nepasiruošęs ir esu nepasiruošęs su daiktais, kuriais galėčiau eiti. Vien tik tais dėl batų, sakyčiau. Vien tik dėl avalynės. Jeigu turėčiau avalinę, tai kaip ir galėčiau eiti, nes turiu ir kelnes, ir ant viršaus, ir pirštinės. Viskas dėl batų. Nemaža tikimybė, kad šitie kalnai, kuriuos lipu,
yra vieni paskutiniųjų Norvegijos, pro kurios važiuoju ir į kurios įvažiuoju. Nes po kalnų maždaug leidimasis bus. Į pietus grinai šausiu, link piečiausio Norvegijos taško. Na, paskui, kai pasieksiu jau jūrą pietuose, tai tiesiog palei jūrą važiuosiu. Ir jau taip labai į žemynę dalį neįvažiuosiu. Tai atrodo vieni iš paskutiniųjų. Kelias Lysekilsfjordruta. Baigiu pakilti iš anos slėnio. 900 metrų beveik įveikta. Štai turim kalnų perėją. Čia paskutinės šlapynės ir jos teka į aną slėnį, kur gale. Vat po dešinę tas mažas kauburėlis ir kalnų perėja ir slėnis leidžiasi į kitą pusę. Kaip įdomiai padaryti. Nu, ne padaryta, o sutverta. Kad čia esantis vanduo bėga atgal beveik kiek kilometrų. O jau po šitos vat vietos viskas leidžiasi į kitą slėnį ir išbėga visiškai kitur tas vanduo. Va, tik mažas kauburėlis skiria. Sunku įsivaizduoti, kad čia kažkada tais prieš 1000 metų buvo didžiulis ledino kalnas ir slinko ledynas. Tai galima pasakyti iš to, kad kalnai nėra aštrus, taip nuglūdinti atrodo visi akmenys. Ir viršūnių nėra tokių smailių, nuglūdinta viskas tiesiog. Ir jo, žiūri į akmenį ir supranti, kad iš jau 1000 metų čia guli galbūt ir pačios uolos. Tai jo, didžiulę istoriją saugo šitie kalnai. Oho. Neapriepiami Skandinavijos toliai tiesiog. Visur aplinkui. Na ir visur pilna, atrodo, lyg priberta būtų akmenų. Tokie nėra labai dideli, bet visur pilna, tiesiog pribarstyta atrodo jų čia. Paėmė ir pabarstė kaip druska kokią. Bet po ledino greičiausiai čia lygia. Temperatūra nukritusi iki 5,7. Tai reikia judėti, kad nesušalčiau. Nu taip stipriai pašalęs, kaip dabar pašalau, tai jau seniai nebuvo. Jeigu rinksite šitą maršrutą važiuoti nuo Kjerago iki Sinės, na, aš dabar esu miestelyje Fidjeland. Iki jo nuo Kjerago man buvo apie 30 km ir žinokit, kad per tos kilometrus nėra jokio sustojimo su pastogė. Tai dabar tikrai supratau. Visą laiką teko per lietų važiuoti, non-stop variau. Buvo keli sustojimai, kad paimti guminuką, bet taip sustoji. Tokiu metu rugsėjo vidury šalta, dabar buvo net iki 5,7 mažiausiai nusileido, bet non-stop lyjo ir per visą 30 km atstumą jokios vietos pasislėpti nuo lietaus nebuvo. Tai buvo žiauriai intensyvu, nes lietus varo, o ką tu sustosi, pradėsi išsitraukdinėti savo drabužius, tai drabužiai sušlaps ir tu nei apsirengsi, nu gerai apsirengsi, bet jie sušlapia jau bus šiek tiek. Tai buvo intensyviai. Ant paskutinių jau kilometrų, kai kalnuose važiavau, jau atrodo ir galva pradėjo suktis, ir pačiam negera.
Bet tada paėmiau kelis guminukus, vėl pavažiavau, vėl paėmiau guminukų. Tai gavau šiek tiek cukraus ir atsigavau. Bet žiauriai sušalau, rankos vos judėjo. Dabar radau čia namelį tokį, kuris kaip ir negyvenamas. Ir pastogę. Tai pabūsiu kurį laiką čia, dabar 6, ne 7 net. Jo, jau netgi 7, tai už 2 valandų temsta. Bet čia pabūsiu, pavakarieniausiu. Ir nežinau, ar išvažiuosiu, tikriausiai jau išvažiuosiu iš šito miestelio, kaimelio. Ir gal jau ieškosios nakvynės, nes žiauriai pavargau. Taip šalta buvo. Jau dabar atsigavęs. Bet reikia pavalgyti. Ir arbatos gal pasidarysiu. Bet pirmą reikia košę suvalgyti, kurią nebaigiau nuo pusryčių. Bet vaizdai tai įspūdingi. Kalnuose, kai buvau, jokių medžių, vien tik samanos atrodo, tie kalnai tokie nugludinti ir toli. Bet vos pradėjau jau šiek tiek leistis, atsirado krūmeliai, dar šiek tiek pasileidau, temperatūra po truputį irgi pradėjo kilti, atsirado jau beržai, vis aukštesni medžiai. Čia jau tokie kaip ir miškų galima matyti šitoje vietoje, tik nusileidęs. Bet parduotuvė šitam kaimuką nėra, iki parduotuvės gal dar apie 10 km. Tad jo, toks, jeigu renkate šitą atstumą, reikia turėti gerą įrangą nuo lietaus, pas mane ne per geriausia, ir maistų turėti. Ir vandens. Nakvynės paieškos prasideda. Bet žiauriai stipriai tempti pradėjo. Dabar 8 tik tais. Jau prieblanda visiškai. Oho.